Sveiki, regis visą vaikystę tik ir girdėjau, tu tokia išblyškusi, tau matyt trūksta geležies. O taip, puikiai žinau, ką reiškia anemija, kitaip maža kraujystė, kai nuolatos nėra jėgų ir galva sukasi. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad yra 3 etapai, kai sumažėja geležies atsargos organizme. Tai geležies išeikvojimas, kai organizmui reikia daugiau geležies nei suvartojama, tai patvirtina maža feritino, geležies atsargų koncentracija serume. Geležies trūkumas, kai be sumažėjusio feritino kraujo tyrime būna sumažėję MCV, MCH rodikliai. Ir tik 3, paskutinė stadija geležies stokos anemija, kai be minėtų rodiklių pokyčių nustatomas ir mažas hemoglobino kiekis. Deja, net išsivysčiusiose šalyse apie 6 procentus 5-14 metų amžiaus vaikų serga geležies stokos anemija. Kodėl tai svarbu? Esant geležies trūkumui vaikams gali sulėtėti augimas, sutrikti imuninės sistemos veikla, elgesys, psichinė, psichomotorinė ir net žarnyno veikla. O esant sunkiam geležies trūkumui gali pasireikšti nuovargis, dusulys, dirglumas, silpnumas ir anoreksija. Kai kraujo tyrimai rodo geležies trūkumą ir nepadeda net subalansuota visavertė mityba, į pagalbą būtina pasitelkti maisto papildus su geležimi. Klausite, ką konkrečiai? Be abejo, nuo 3 metų vaikams tinkančią skystą geležį feronemis arba nuo 12 metų amžiaus chelatinę geležį ferokaps. Nepamirškite.